Šįkart susilaukiau klausimo, kur gauti nemokamai Wordą. Tai aš šiame vaizdo įraše atsakysiu, kodėl neverta gauti nemokamai Wordo. Ir tuo pačiu patikrinkite kitą vaizdo įrašą pabaigoje, kur yra parašytos Wordo alternatyvos, kad žinotumėte, kodėl neverta gauti Wordo. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad piratavimas yra draudžiamas įstatymu. Bet koks piratavimo rūšis, įmonės turi turėti dokumentus pateikti, kad įsigijo tam tikrą programinę įrangą. Tada kitos priežastys, pavyzdžiui, kad negausite suporto, jeigu reikės palaikymo, jeigu nusipiratinsite programą ir jokių update'ų negausit su piratinta programa, nes ji neregistruota, ji neturi licenzijos ir panašiai, bet čia dar tik tai pusė išvardintų dalykų. Tada paprastai piratinė programa labai dažnai crashina ir striginėja, neveikia kai kurie filtrai mokami, kažkas tokio panašaus. Tada nekalbant apie tai, kad instaliacijos failai gali būti iškrėsti virusais, kad instaliacijos failą gali būti keltas virusas ir pačios programos, patys linkai, iš kur atsisiųstas programas, paprastai irgi dažnai STD saugus, pildi visokių reklamų ir panašiai. O pabaigai norėčiau, kad patikrintumėte vaizdo įrašą apie nemokamas Wordo alternatyvas. Jeigu jums jos tinka ir jos veikia ir joms patinka, nes kam piratintis, jeigu tai yra nesaugu ir tai yra draudžiama įstatymus. O visa kita, jeigu norite sužinoti daugiau, klauskite komentaruose ir susisiksime jau kitose vaizdo įrašuose.